Yra tokia Viktorija, rugsėjo 15, jos buvo 21 gimtadienis ir ji padarė avariją per savo gimtadienį. Avarija? Įvažiavo pensininkų automobilių. Aha. Va, ir kas čia toliau? Nieko daugiau nėra informacijos. Tai gal padarom tokį MFPs. O tai gal tiesiog, žinok, apklausą jau senokai darėme. O, labai rimtai. Palauk, tada aš atsidarau žinias, toj palauk. Bandysime kažką tai paimprovizinti. Nes pas mus nebūna taip, kad kažkas surepetuota. Jo, viskas yra čia ir dabar. Filosofinis terminas. Labas vakaras. Jums paskambino Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Trim agentūros. Norėtumėm užduoti keletą klausimų. Ar galėtumėm? Bandykim. Labai malonu, į kokį miestą mes paskambinam? Į Kauną. Kiek pensininkų reikia, kad numirtų, kad atpigtų šildymas Lietuvoje? Po kiekvieno atsakymo šiek tiek turėsiu įsirašyti, tai nenustepkite, jeigu iš manęs nesulauksite atsakymo. Gerai. Kuo jūs vardu esate? Viktorija. Viktorija, pasižymiu. Kaip vertinate gandus, kad Grybauskaitė ir Degutienė iš tiesų yra vyrai? Taip, ačiū Jums labai. Daugiau klausimai bus susiję su jūsų dabartinė situacija, kaip jaučiatės ir panašiai, bet daugiau psichologiniai klausimai. Kaip manote, kokį telefoną jūs paimtumėt į rankas ir kiek jisai turėtų sverti? Tarkim, iPhone'as ar Nokia? Galbūt iPhone'as, tarkim. Štai tokia buvo iPhone'as, ar ne? Palaukit, pasižymėsiu. O dabar sakykite, kas yra baisiau, holokaustas ar Lietuvos futbolo rinktinės žaidimas? Ačiū Jums labai, kad palaukite. iPhone'as sakote, ar ne? Ar turi spalva įtaką jūsų gyvenime? Tarkim, kokios 3 mėgstamiausias jūsų spalvos? Nemanau, kad turi įtaką mano gyvenimui ir nemanau, kad aš turiu mėgstamiausias savo spalvas. Galbūt turite nemėgstamiausią spalvą? Taipogi neturi nemėgstamiausias spalvas. Ačiū Jums labai, pasižymėsiu. Sakykite, ar dar vis turite Uoniuko anketą ir kaip dažnai jūs nuotraukose prigauna su duckface'u? Kaip manote, kiek trikampių galėtumėm įkišti mes į kibirą? Daugiau psichologinis klausimas. Trikampį į kibirą, kokios talpos kibiras? Kibiras normalus 10 litrų. O trikampį kokio dydžio? Trikampiai yra 30 cm dydžio. Kaip vertinate gandus, kad Antaną Niedzinską pagavo ir policija uždarė į tvartą, palaikė jį policijos žirgu? Taip, 5, ar ne jūsų atsakymas? Tai nėra teisingas atsakymas, tačiau mes pasižymime. Ačiū Jums labai. Kitas klausimas. Ar turi įtakos Jums, jūsų gyvenime muzika? Kokią muziką Jūs klausot? Įvairią. Laukit, pasižymėsiu. Eltonas Džonas, kaip manote, ar jis galėtų būti mūsų prezidentės vyrų? Atsiprašau, gal būtų galima paklausti, koks tikslas viso šito? Sekundę, aš viską užsižymėjau. Ir kuriuo būtent rakursu jie yra panašus vienas į kitą? Apklausa tęsiasi. Norėčiau paklausti jūsų, ar žinote, koks miestas Lietuvoje turi daugiausiai juokingų pavardžių? Atsiprašau, koks tikslas šitos apklausos? Aš viską pasakysiu pabaigoje. Nežinau, koks miestas. Tai yra nestandartinė apklausa, daroma kiekvieną vakarą Baltic Tyrimų užsakymu. Ačiū Jums labai. Jūs nežinote, ar ne? Nežinau. Gal galėtumėt pasakyti, kokia jūsų pavardė? Kur sakaite? Ką pasakė? Kokia pavardė? Aš atsiprašau, aš Jums turėsiu perskambinti. Sani, kur sakė? Palauk. Man reikia susikaut. Palauk. Oi. Nu čia prajuokinat klausyk. Gal jūs iš Kauno esate irgi, ar ne, sakėte? Nu, jūs tikriausiai laukat, kol aš padėsiu ragelį, taip? Ne, tiesiog pasitvirtina tas faktas, kad Kaune vis tik gyvena daugiausiai juokingų pavardžių turinčių žmonių. Aš atsiprašau, aš čia, mano kolega kalbasi su mergaitė, kurios pavardė yra Korsakaitė.
Ir jūs juokėtės, aš kaip juokiausi. Tai va, atsiprašau. Tęsime apklausą. Taigi, sakykite, kiek sraigių tilptų ant jūsų kūno? Tai iš radijos kažkokie, tai vienu žodžiu, viso gero jums vakaro ir iki. Labai gražiai pasakėjai. Žodžiu, viso gero jums vakaro ir iki. Radistai tau skambina, mažutė. Taip. Norėjom tave pralinksminti šiek tiek. Radistai, Zip FM iš Vilniaus. Taip, Dovilė tave užregistravo. Sakė, kad ne per seniausiai tau sukako 21. Taip. Nu, va, ir mes tau paskambinam. Ir po mėnesio jūs man sugebėjot paskambinti. Kodėl po mėnesio? O kodėl? Tai čia tavo draugė po mėnesio sugebėjo tave užregistruoti. Taip. Mes nesveikinam dabar su tavim kaip su gimtadieniu. Sakė, kad tau rugsėjo 15 sukako 21 ir viskas. Jėzu, kaip malonu, kaip dėkoju, kaip ačiū, antras gimtadienis. Ok. Ačiū jums labai. Maladėt. Ačiū jums labai. Iki. Jo, gerą vakarą ir iki. Korsakaitė, ne? Korsakaitė. Gerai, padarom. Po 50-kę? O, vėl kandonausi. Vėl. Tu tiesiog šį vakarą esi unstoppable. Unstoppable, unbreakable. Sub-Zero.